Daugiau nei 1 milijardas eurų. Tiek pinigų Lietuva kasmet praranda dėl nedirbančio jaunimo. Išleidusi keliasdešimtis milijonų eurų jaunimo nedarbo problemai spręsti, šalis gali sutaupyti milijardus. Ir nors minėta problema per pastaruosius 4 metus šalyje ženkliai sumažėjo, o palyginti su kitomis ES valstybėmis Lietuva pagal jaunimo įsidarbinimo rodiklius lenkia tik tokios šalys kaip Vokietija, Austrija, Olandija, Danija, Malta ir Estija, problemų vis dar yra. Tai patvirtina ir socialinės apsaugos bei darbo ministerijos atstovas Valdas Maksvytis. Situacija yra tokia, kad 2015 m. sausio 1 dieną teritorinėse darbo biržose mes turime registruotų beveik 27 000 jaunų asmenų iki 29 metų amžiaus. Reikia pabrėžti tai, kad apie 40% šių jaunų žmonių neturi jokios profesinės kvalifikacijos ir 40% neturi jokios darbinės patirties. Tai yra pirmą kartą pradedantis darbinę veiklą. Ir galbūt šitas spragas mums ir padės Lietuvoje užtaisyti jaunimo garantijų iniciatyva. 2014-aisiais Lietuva pradėjo įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyvą, kuria siekiama pagerinti jaunų Lietuvos žmonių įsidarbinimo galimybės, integruoti juos į darbo rinką ir visuomenę. Tai yra siekis įdarbinti jauną žmogų, nukreipti į mokslus, stažuotę ar praktiką per 4 mėnesius nuo to, kai jaunas žmogus netenka darbo arba iškrenta iš švietimo sistemos. Šią iniciatyvą įgyvendina visos ES šalys narės, tame tarpe ir Lietuva. Kas yra kitaip galbūt ne kitose ES valstybėse, kad šios iniciatyvos galimybėmis Lietuvoje galės pasinaudoti jaunimas ne iki 25 metų, kaip yra kitose ES šalyse, bet jaunimas iki 29 metų amžiaus. Ir jaunimo garantijų iniciatyva reiškia, kad jaunimui iš tiesų bus daugiau galimybių. Daugiau mokymosi galimybių, daugiau galimybių įsidarbinti, daugiau galimybių atlikti praktiką arba stažuotę. Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas Lietuvoje numato įvairias jaunam žmogui skirtas veiklas. Pirmiausia, tai yra prevencinė veikla, kad šalintume ne pasekmes, o pačias priežastis. Tai yra iš tiesų vykdoma teritorinėse darbo biržose, vykdoma jaunimo darbo centrų tinklo plėtra. Planuojama, jog iki 2016 metų Lietuvoje jaunimo darbo centrai paslaugas teiktų kiekvienoje šalies savivaldybėje. Praėjusiais metais buvo įsteigti 6 jaunimo darbo centrai ir praėjusių metų pabaigoje jau šalyje veikia 29 jaunimo darbo centrai. 2015 metais planuojama ir toliau tęsti jaunimo darbo centrų tinklo plėtrą ir metų pabaigoje manome, kad jų veiks jau beveik 35. Pasak ministerijos atstovo, įgyvendinant jaunimo garantijų iniciatyvą siekiama jaunuoliams teikti individualizuotas paslaugas, kurios orientuotos į konkrečius jų poreikius. Tai padaryti padeda tiek įvairūs Europos socialinio fondo finansuojami projektai, tiek ir atvirų jaunimo centrų bei erdvių plėtra. Lietuvoje šiuo metu savivaldybėse jauniems žmonėms motyvavimo, konsultavimo, informavimo paslaugas pagal jaunų žmonių poreikius teikia apie 170 atvirų jaunimo centrų ir erdvių. Ir taip pat, kaip jau minėta, teritorinių darbo biržų jaunimo darbo centrai, kurie padeda tiek pasirengti gyvenimo aprašymą, tiek moko, kaip pasiruošti darbo pokalbiui, kaip galbūt pasitikėti savimi. Nes bėda labai dažnai su jaunais žmonėms yra ta, kad diplomas darbo vietos negarantuoja. Apie tai, kad diplomas Lietuvoje darbo negarantuoja, girdime jau ne vienus metus, tačiau ištroškusių studijuoti tūkstančiai. Lankomės 13-oje tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje. Čia kelios dešimtis aukštųjų mokyklų, kolegijų ir profesinių mokyklų būsimuosius studentus vilioja naujomis studijų programomis, studentiškų gyvenimų ir karjeros galimybėmis. Kai kurie abiturientai sako, jau beveik apsisprendę, kokią specialybę rinksis. Todėl nusprendėme pasidomėti, kokie šiandienio jaunimo ateities lūkesčiai ir kas lemia apsisprendimą, kur ir ką studijuoti. Sakykit, kas lemia jūsų apsisprendimą, kur studijuoti? Daug kas priklauso iš tikrųjų nuo universiteto, sakyčiau. Aišku, prestižiniai labiau vilioja, o specialybę tai pagal save renkiesi. O kokią specialybę renkatės, jei ne paslaptis? Aš tai galvoju dabar apie kūrybinės industrijas, iš tikrųjų, bet dar nesu apsisprendus visiškai gal. Praėjau čia pro tos užsienio universitetus visus, nes jau ten ir žadu studijuoti. Ir nežinau, dabar ėjau link Lietuvos universitetų, bet daug jų yra, aišku, bet net nežinau, net neplanavau šiaip Lietuvoje.
O tas apsisprendimas, tai čia gal nuo kiekvieno priklauso, ta prasme, nuo savęs. Kur tu nori, ką tu nori pamatyti, ar tu nori Lietuvoje baigti ir išvykti kitur, ar tu nori ten baigti ar išvykti kitur. Na, nežinau, čia tiesiog kiekvieno reikalas. Kokią specialybę ruošiatės arba bent jau planuojate studijuoti? Planuoju tai finansų studijas, jau nežinau, gal jau metus. Tai jau bent jau tiek jau esu laimingas, kad jau žinau, ką pasirinkau ir nereikės jau toliau galvoti apie kažką ten. Kad ir kaip banaliai skambėtų, renkantis studijas ir mokymosi įstaigą, Lietuvos jaunimui labai svarbu universiteto prestižas, gražiai skambanti profesija, asmeniniai lūkesčiai, tačiau negalimybė įsidarbinti. Kaip manot, jaunimui dabar renkantis, kur studijuoti, ką studijuoti, renkantis profesiją būsimą, kas labiausiai nulėmė tą jų apsisprendimą? Prestižas, tėvai, mokykla? Manau, kad labai skirtingai, bet dažniausiai ir tai yra blogiausiai turbūt, kad tėvai turi įtaką. Ta prasme, tėvai aišku labai galvoja iš tos buitiškos pusės, iš finansinės, kad turėtum ten pinigėlių, pavalgyti ir kad, žodžiu, gyventum ten patogiai. Bet man atrodo, kad jeigu žmogui nepatinka ta medicina, bet tėvai sako, kad čia labai daug uždirbsi pinigėlių, negalima, taip tikrai negalima. Ir reikia klausyti savęs, savo balsą, savo širdies balsą. Jisai kažkada tikrai tai pasakys ir tiesiog neskubinti jo. Nuo dabar metas išgirsti profesinių mokyklų atstovus, kurie beje kišenėje neretai turi ir universiteto diplomą. Mat Lietuvoje pastaraisiais metais stebimas atvirkštinis procesas. Po studijų universitete ar kolegijoje darbo pagal specialybę nesusiradę jaunuoliai stoja į profesines mokyklas tam, kad įgytų antrą profesiją. Sako, tai padeda lengviau įsitvirtinti darbo rinkoje. Populiaru yra turėti aukštą išsilavinimą, bet, kaip mes matom, kad daugelis studentų po aukšto išsilavinimo, netgi po magistratūros, po to kažkodėl tai renkasi profesinį, kad įgyti kažkokį tai amatą, jeigu neranda savęs kažkur tai su to aukštuoju. Tai manau, kad kiekvienas žmogus atsirenka, kas jam yra naudinga. Ir aš turiu ir aukštai, bet aš dabar dar noriu įsigyti ir profesiją. Automechanikos mokslus kremtantis jaunuolis puikus jaunatviško užsispyrimo tobulėti pavyzdys. Jeigu kažkokį vyruką, pavyzdžiui, rimtai domina mechanika, tai kodėl nepabandyti? Mechanikai dabar pas musgi mašinos yra. Nebus taip, kad mašinos dings. Visada tas bus mechanikos darbas. Taip. Mašinos yra ir bus jų. Ir tikrai jų nemažės. Aišku, ten mažės gal forma mašinos pačios. Ten variklis keisis, bet principas tai tas pats bus. Nebuvo kažkokių abejonių, galbūt rinktis aukštą į kolegiją, bet profesinius pasirinkote, ar nebuvo abejonių? Kodėl? Aš, pavyzdžiui, po šitos mokyklos galiu eiti toliau mokytis į aukštą. Ir kaip čia bus, kaip ir pliusas geras. Įsimokysiu ten, eisiu aukščiau. Mechanika yra ne tai, kad išmoksti viską iš karto. Tu gali visada save tobulinti. Daug kas po aukštųjų, po pedagoginių ateina pas mus mokytis į profesinį rengimo centrą, nes vien pasako, kad mes gaunam tik sausą teoriją universitetuose, o profesinėse mokyklose mes gaunam tikrą praktiką ir mes daugiau galim tai panaudoti darbe. Keičiantis darbo rinkai Lietuvoje, keičiasi ir jaunuolių mąstymas. Ir nors aukštasis mokslas vis dar labai populiarus, nemaža dalis jaunuolių prieš rinkdamiesi profesiją nepatingi pasidomėti ir jos populiarumu darbo rinkoje. Taigi, visai nenuostabu, kad 13-oje tarptautinėje mokymosi žinių ir karjeros planavimo parodoje didžiulio jaunuolių antplūdžio sulaukė mobilus jaunimo darbo centro stendas. Čia labiausiai domėtasi profesijos pasirinkimo klausimais. Jaunuoliai noriai sprendė įvairius testus ir čia pat gavo specialistų įvertinimus. Nemažiau lankytojų pritraukė erdvė įsidarbinimo galimybės, kur pristatytos paklausios profesijos, įsidarbinimo galimybių barometrai, talentų banko programa. Šiandieną stende mes stengiamės orientuotis į jaunimą, kuris baigia mokyklą ir ruošiasi vienam svarbiausių savo profesinių pasirinkimų, tai yra kur stoti. Tai šiandien atėjęs toks jaunimas pas mus į stendą, pirmiausia, ką gali sužinoti, tai atlikti profesinio orientavimo testus, kurių pagalba sužinotų, kokio tipo asmenybės jie yra ir kas jiem tinka. Tada mūsų jaunimo darbo centro specialistai suteiks individualią konsultaciją, kur galima būtų studijuoti, kokia profesija tinka, ką tai reiškia, ką jie gavo iš to testo. Tada prieėję prie kito specialisto, jie gaus visą informaciją apie tai, kas šiandien yra paklausų, kas nepaklausų darbo rinkoje. Tiesiog, kadangi yra atlikti nauji paskutiniai tyrimai ir yra sudarytas mūsų
įsidarbinimo galimybių barometras, tai tiesiog jo pagalba mes galime šiandien gana tiksliai pasakyti, netgi pagal teritorijas, regionus Lietuvoje, kur, tarkim, pavyzdžiui, vadybininkų trūksta, o kur yra perteklius. Tai tiesiog, jeigu jie renkasi kažkokią profesiją, labai rekomenduotina ateiti ir tą informaciją gauti. Jinai beje yra ir mūsų internetinėme puslapyje. Lietuvos darbo biržos atstovė mus patikina, kad neturėję galimybės atvykti į studijų parodą, jaunuoliai visą paslaugų paketą gali gauti nuvykę į artimiausiai namų esantį jaunimo darbo centrą. Nu, mes jūs netrukus pakviesime į arčiausiai mūsų esantį Vilniaus jaunimo darbo centrą, kur išsamiau pasidomėsime tokio pobūdžio centro veikla Lietuvoje.